O kodėl šitas pratimas būtent sakai geras? Kodėl geras? Nu jo, kodėl tu parinkai, kaip didžiausias rankas turintis žmogus Lietuvoje? Tai net ar ne? Maisto challenge padarėm, ašgi nedarysiu vien maisto challenge, ar ne? Nu, ką jūs, chebra, galvojat? Vis tiek salė, širdį kažkur giliai yra kanalas apie sportą ir apie iššūkius, o kadangi kanalas apie sportą, šiandien mes turim Žygimantas Pranculis. Jo, darysim rankas. Fun fact, rankos mano dominuojanti vieta. Niekada neturėjau rankų dienos, niekada gyvenime. Nevarstu. Bet padarysim realiai pratimus, kurie man top yra rankom absoliučiai, kuriuos darydavau nuo 13 metų ir dabar jau man 2-4 atrodo. Tai jeigu tavo top pratimai, kurie matomai tikrai veikia, tai manau tikrai visiems įdomu. Patys paprasčiausi pratimai. Patys paprasčiausi, bet technika, svoris, man rodos, daug ką reiškia ir pakartojimų gal skaičius. Šiandien susirinkom pasimti visos išminties, pamatyti, kaip didžiausias rankas turintis žmogus daro rankas ir let's hit it. Turiu privarkauti mylą. Trapučiai su bananu ir su medum. Mano privarkauti mylas. Solid. Na, jau šokčia. Nes... Get up here, fat boy! Po 10 kalorijų duoda. Kaip manai, kiek? Kiek, manau? Su rūbais? Koks 102. Seni, ta prasme, jeigu nusimtum rūbus ryte po tuliko, būtų 102, čia 104. O tu nelipsi? Nes taip pažiūrim. Pala, aš manau, kad tu 107. Ne? Bet sulaužiu. Ką? Kaip čia veikia? 97. Seni, aš daug nesveriu. Aš lightweight. 27 ir tai atrodai taip, kažkas ne to. Va čia yra struktūra, čia bodybuildingas. Kas ne to čia įdomu? Kurioje vietoje šitoj salėje prasideda mūsų treniruotė? Čia realiai. Čia? Welcome to my home. Jo, čia būna visada realiai. Čia užaugau, pradėjau eiti 16, kai tik galėjau eiti su tėvų sutikimui į salę. Wow. Čia prasidėjo mano visas tas kelionė vos ne. Geras, tai tu čia jau labai savas. Pradėsim nuo dipų, beje. Nuo dipų? Jo. Dipai realiai absoliutus king. Tai aš kadangi ateinu nuo turnikų, man realiai triceptas turbūt, aš sakyčiau, 9% yra nuo atsispaudimų lygia grečia. Su svoriu varysim, dėsim diržą, bus rimta. Esi daręs dipsų su svoriu? Esu, bet labai nedaug. Neturi PR kokio, ne? Ant dipsų? Ja. Ne. Ja, mano daugiausia aš turbūt darydavau realiai gerą setą po maždaug 12-10 su čiam kilų. Wow. Va čia, manau, pagrindinis, žinai, kad triceptas gerai. Tu manai, čia pagrindinis pratimas, kuris lėmė tavo tricepso development visą? Manau, realiai koks, turbūt 7%. Ten būdavo absoliučiai mano visas, žinai, medutis. Pažiūrėk, tu pradėjai tą gatvės. Jo, gatvės gimnastika. Jo, gatvės gimnastika. Tai kodėl nusprendėjai bodybuildingą pereiti? Bodybuildingą realiai perėjau, nes šiaip biški gal aistra pamirė tam sportui, aš nežinau, šiek tiek pabodo ir kitas yra, kad aš visada jausdavau, kad jeigu eisiu į salę, aš būsiu gan geras, žinai, nes visada kojas turėjau didesnės biški nei daugelis. Natūraliai? Ką? Natūraliai didesnės kojas. Realiai ten dominuoja labai maži ir labai kūdi, žinai, sportininkai. Tai, o aš visada, kai didesniam kojam būdavau, tai man būdavo toks, disadvantage, žinai. Ką darai, iškart sunku būdavo. Tai kai perėjau realiai su salė, aš galvoju, blemba, čia galiu išnaudoti tą. Tai toksai buvo. Ir aš realiai į salę perėjau tik tai 2-2 tai čia dabar yra 3 metai. Jo, ir pavyzdžiui, prie kojų buvau daręs 0 prieš tai. Prasme, 3 metų dar tik padarau. 3 metų. Bazar, ne. Nieko nedarydavau kojų. Gerai, biškai pavarmapinam ir let's go, ką mes čia. O, Jėzau. Davai. Geras. Geras. Push, varyk. Bam. Ką, man, ei. Davai, let's go. Va. 9. Killeris baisus. Einasi. Kai tai save bodybuilderiu ar nieko? Ne. Aš tiesiog entuziastas. Entuziastas sporto. Man salė, žinai, tik linksmybėm. Jo. Aš negalėčiau. Aš jau seniai atsisakiau šitos galimybės. Per daug aukoti reikia.
Aš ant tiek nesu apsėstas šito sporto. Moki šokt. Kaip? Moki šokt. Bet vareina, belenkai geras. Nu, davai, Opas? biškio. Ne, nemoku, aš nemoku. Ir tikrai nesaliai. Nemoku, negaliu. Eik, tu. Mini pamakėlė. Tai žodžiu, toks kaip skull crusheris, žinai, kas yra, ne? Taip. Na, tai ir close grip benchas. Tai jeigu skull crusheris yra toks, close grip benchas toks, Aha. tai GM presas realiai miksas to. Tai gripas toks irgi ganėtinai siauras. Ir realiai pats judesys lūžti per alkūnes ir leidžia maždaug va, tokiam valygi realiai. Link maždaug kaklos makro kažkas tokio, žinai. Ir tada visas irgi spaudi rankas tiesiai. Full lockoutą varom. Triceptas realiai tas raumuo, kuris tiesia ranką, tai visas ir tikslas yra ištieso, nepalikti tokio. Gerai, atrodo pratimas, kuriam labai reikia gerų riešų ir alkūnės, tai... O tu neturi šitų? Tu irgi pamatėjai, ne? Jo. Well, shit. Aš žinau, gali būt, kad aš net negalėsiu su šito padaryti. Ne? Man traška visa dešinė alkūnė, Jo. bet gal drįsčiau pabandyti su vienu atleitu. Jeigu ką, davai pakeisim, tiesiog padarysiu skull crusherį, nes čia arba šitas, arba skull crusheris. Aš tarp šitų dviejų mėtydavau. Tai. Aha. O kodėl šitas pratimas būtent, sakai, geras? Kodėl geras? Nu jo, kodėl tu jį parinkai, kaip didžiausias rankas turintis žmogus Lietuvoje? Realiai, pirmą tai Smith'e stabilumą turi visą. Ir realiai labai geras compound pratimas, žinai, daug gali laudą naudot, tas pats stabilumas ir jo, gerą ištempimą irgi pasiėmė. Ko nori tricepsui? Nežinau. Seniai, pavadinam. Niekaip. Ne, tai normaliai aš nesugebu net paprastų pratimų daryti. Darysim skull crusherį paprastą. Vienas darys su hanteliais, nes kas tau yra? Nes alkūnių neturi tiesiog. Neturi alkūnių, žodžiu, pačios. Šitam vos aukštesni pakartojimai. Žemiau 10 nenoriu dropint. Visgi esam bodybuilderiai, mes bent jau šiandien, ne powerlifteriai. Jos skull crusheris, ką žinot, nieko, realiai lūžti judesys per alkūnę. Šiaip triceptas, manau, gan easy raumuo treniruot. Didžiąją dalį pratimų tiesiog per vieną sąnarį judesys būna, tai to pasidėdu, pagalvojam. To technika apačioj užlaikai ir tu leidi ant kaktos. Jo, realiai. Aišku, yra variacijų porą leisti už galvos. Tai dabar, ties šitų visiškai kur ateina individualumo faktorius, bent jau man virš galvos leidžiant čia, aš daug geriau jaučiu tricepsą ir galiu visą kitą išjungti, kai lūžtų per alkūnę ir eina link kaktos, ta prasme. Tai sakei, atskirai rankų iš tikrųjų nedarai. Tai tavo splitas kaip atrodo? Ar čia paslaptis? Nes aš žinau, kad, pavyzdžiui, powerlifteriai tai jie savo programą slepia. Jo. Ne paslaptis. Visiems sakau, reikia gaunas push-pull, polsis, tada kojos, tada vėl polsis. Ir tiesiog, kad turiu dvi skirtingas dienas, viena ten kojų labiau quadų, žinai, kita hamstringų. Šiaip labai basic, prasme, nieko crazy, niekas ten, žinai, ne... Tiesiog ir maždaug per trefkę po, tricepsui turiu apie kokius 7-8 darbinius setus. Čia nėra daug labai. Ir tada gaunas trefkę kas 4 polsio dienas. Tai turiu trefkę, 4 polsio, tada ant 5 varau. Ir šiaip, manau, rankos toks, kur nereik labai daug svorio, mažesniais svoriais, jaust raumenį. Čia bodybuildingas yra, tai dabar labai yra meta daryti daug svorio, ten 6 repai, labai science-based, bet man, pavyzdžiui, daugiau volumo, daugiau pakartojimų, mažesniais svoriais, čia mano dona. Nu, dabar darysim pratimą, kurį visi daro. Jo, absoliučiai. Turbūt number one labiausiai daromas pratimas.
Ką anksčiau darydavai salėje, kas galvoji, kad yra labai gerai ir naudinga, bet vėliau sužinojai, kad visiškai taip neveikia dalykai, tai nėra optimaliausias būdas, tarkim, ar daryti pratimą, ar kažką panašaus. Žinau, blemba gal pauzės visur. Pavyzdžiui, gerai, įtampos nelaikymas, aš būdavo labai daug Maikis Ratelio žiūrėdavau, žinai. Jisai, pavyzdžiui, tupinėjant visur kelius užrakina ir panašiai. Kas, aš manau, irgi visiškai šiaip saugus reikalas yra, bet bodybuildingo tikslais, tu realiai viršų, jeigu užrakini, tu šiaip paleidi visą įtampą ir tu gauni realiai poilsio sekundę. Man atrodo, kad visur rakint, visur tos pauzės tokios, kur atsistoji, sustoji pilnai ir tada vėl varai žemyn. Tai čia toks gali iš pagrindinių. Aš šiaip niekad kažkaip nebuvau nuklydęs į ten, žinai, kažkokį crazy super setų ratą ar ten labai drop setų, kad daryčiau. Kažkaip vis anksti tą info susirinkau, kas man padėjo. Ir šiaip anksti su treneriu pradėjau dirbti. Ir žmonės supo tie, kur ir treneriai ir panašiai, nuo pat, kai pradėjau eiti čia, tai kažkaip nebuvau labai nuklydęs, žinai, į kažkur labai, kur nereiktų. O tai kiek laiko salėje sportavai be trenerio? 2 metai gal. Ir kaip rezultatai pasikeitė, kai pradėjai su treneriu dirbti? Stipriai į tai, kad mes dabar labai kryptingai sportuojam, žinai. Yra bodybuildingo kriterijai, ko reikia, kaip atrodytų viskas. Tai realiai mes statom ne tai, kad tiesiog augtų raumo, o kad būtų tam tikra forma, šiaip ir panašiai. Tai aš metus, to prasme, turiu fotkės, kaip žinai, metai atgal ir dabar. Tai prie to paties svorio, tas visas, žinai, ko man reikalauja, tai X-frame turėtų. Tai labai skirtingai atrodo, nors tas pats svoris. Tai va tas pagrindė. Bet va, šiaip dabar prisimėjau, ką blogiausiai darydavau. Tai aš galvodavau, kad kuo daugiau yra geriau. Šitą tikrai darydavau. Labai dažnas. Ta prasme, varydavau ten 3 valandos trefkės, žinai, ta prasme, ten jau viską padarėjai, dar dabar šitų, kuo daugiau, to geriau. Ir esu taip stagnavęs jau. Vat, ką aš ir kalbu tą techniką. Aš manau, labai dažnai užsiverčiu tos pečius ir viską. Pužliaunė nėra labai, kad daug technikos, bet realiai nori atitraukti biškį pečius, kad čia sukurti stabilumą, jo nuspaudžia žemyn ir viskas, judesys per alkūnę, tas pats inicijuoja judesį. Bliom. Nu, davai, dabar jau varom. Dar vieną. Gudikis. Blema. Čia dar visai norėčiau nykšti, kad užmestų. Čia jeigu įdėliai. Jo, pavadinu, ant viršaus. Ant viršaus. Davai. Pažiūrim, kaip reikia daryti. Visiškai lengvai. Lemą, tu monstras. Nu, beveik. Kokie tavo PR-ai yra šiaip? Turi kažkokią tai listą PR-ų? Gal iš anksčiau? Dabar tai tikiu, kad nedarai, bet... Nedarau visiškai, bet štangas jau bandžiau prieš 2 metus, kad 100 kem ten gal 5 kartai. Tai čia aš nežinau šiaip ar daug, aš nežinau, kiek vienas būtų. Bet squatą, kiek tekia daugiausia daryti, gal 100 pem, 10-12 kažkas tokio. O deadliftą, nežinau, 108 gal esu patraukęs, bet niekada nedeadliftinau. Niekada. Čia tiesiog... Tai tiesiog buvo toks, kad kažkada darom, bet... Nu, varomėnišką darau 100 pem 10 kartų, tai deadliftas dabar, manau, irgi išaugęs automatiškai bus. Kaip manai, tavo visų rezultatų, fizik, kiek duodi savo genetikai? O, blėt, geras klausimas šį. Aš tai bandžiau paklausti, taip, kad neparodyčiau, jog aš tavo sunkų darbą bandau atimti iš tavęs, nes aš tikiu, kad tu labai sunkiai dirbi, bet visgi minėjai, kad ir kojų nedarydavai ir anksčiau turėdavai didelės ir šiaip Jos būdavo didelės iš tiesiog struktūros, bet ne iš raumenyno, žinai, tiesiog tokios plampiai būdavo. Kiek genetikai procentais, blemba, labai sunku pasakyti, žinok, žodžiu, realiai esmė, kad aš šiaip 13 pradėjau sportuoti, tai man 24, tai čia 11 metų, žinai. Kad ir kokią genetiką, aš labai didelį pastovumą turiu. Aš ta prasme, trefkius, kad praleist. Nėra. Beveik, aš realiai per paskutinius 3 metus turbūt suskaičiuočiau, nu taip, ant vienos rankos, kiek yra praleistų, žinai, trefkių ta prasme. Tai va šitas, manau, labai daug duoda. Ir tai nors ir nebūdavo ten tos gal max struktūrizuota viskas, ar ten maistas belenkaip gerai, bet va, ką turėdavau, tai visada pastovumą. Bet genetika tai faktas, ta prasme. Kitas ir 11 metų gal taip pat sportuoja kaip aš, bet neatrodys. Tai nežinau, labai sunku pasakyti. Čia va kaip sakai, kad aš žinau, kiek įdėjau darbą ir žinau, kad daug. Bet tuo pačiu žinau, kad ir su genetika laki. Bet
labai dar ką daug duoda, tai struktūra kaulų. Šitas labai daug bodybuilding'e duoda, žinai. Nu, pavyzdžiui. Pozuojant, pavyzdžiui, kur tavo tvirtinasi, pavyzdžiui, prasideda baigęs raktikaulis ar kas nors, pavyzdžiui, rankų, nu viskas, ta prasme, šonkaulių struktūra, net, pavyzdžiui, jeigu pozuojant, mūsų klasikinė poza, pavyzdžiui, front double, jinai pagal tavo kaulų struktūrą labai kitaip gali atrodyti, vien šonkaulių lankas kaip sudėtos, ta prasme, tai aš ant kaulų struktūros esu labai lucky. Tai va, kaip dabar mes pasisveriam, su kaip 107 atrodo. O 10 kg mažiau buvo 97. Va čia yra tas kaip struktūra, kaip realiai tie vadinamai muscle bellies atrodo, ta prasme, žinai. Jo. Tai davai dabar bicką. Paprasta incline. Realiai visas principas su bicka bus. Eisim raumenas ištempimo fazėje, tai kaip petis atgal. Tada eisim daryti preacherį. Tai šiek tiek sutraukta. Taip. Ir po to padarysim hammerį. O. Tai realiai tiesiog visa ranka dan bus nieko crazy. Su kiek tu darai ir tada žinosi, su kiek aš darau. Paskutinį kartą dariau su 17,5, bet dabar video darom tai atskistu. Nu, tai čia šitas pratimas dėl ištempimo, ne? Labai realiai, pramės ištempimo. Čia visas raketų mokslas su liftinimu. Raumo turi ištempimo fazės, traukimo fazės, tai čia paėm labiau treniruojamas ištempimą ir po to eisim, kur labiau su traukimo fazės. Nu, davai, pažiūrim, tu čia su 2 kg rimtai eik su savo. Šiaip čia ne, va čia PR bus, jeigu 10 padarysi. Nu ir važinai, kas šitą visą apriša čia pratimai, ta prasme, čia nieko nėra kažkoks žemyn galva tenai, kažkoks labai crazy kampas, bet basicai, tempas geras, jūs raumenį ir esmė, ką darom, mes dar kiekvienam sėdė, paspaus save. Čia prie šito labai dažnai trūksta žmonėm, tiesiog paspaus, žinai, dabar reikia visiško failo nueiti. Kokios klausimo tavęs dar nepaklausiau? Kada kursuot pradės? Ne, geresnis, tai net ir ne. Ai, šito, kada tais? Tais? Net, ne, visiškai švariai tai. Ne, ką. Pridėjęs galėčiau ranką, nežinau kur, bet dar kol kas jo. Žinai, aš šitą sakau, jeigu kas netiki, kad aš neti, jeigu pradėsiu vartot, tada sakys, okei, buvo natural. Bet ir šiaip manau, kas supranta sportą, gali pasakyti, yra tam tikri, kas išduoda. Pečiai labai. Androgeninės tos vietos. Jo. Pečiai, oda, toksai, ta prasme, oda turi tokia, jinai būna greinį, labiau plonesnė. Tada visas, va, būtent pečiai. Trapecijos? Irgi jo, bet va, natūralų, net varžybose, lemba ten frikė ateina, didelių pizdės. Bet pečiai vis tiek tokia, žinai, nieko crazy. O tai va, pečiai tokia vienas irgi. Nu ir šiaip labai oda išdavinėja. Aišku, visokių būna atvejų, kur vyra kas šauna, nepasakytum. Aha, nes labai gerai reaguoja į visas medžiagas. Jo. Čia irgi genetikos dalis. Realiai, jo. Aš kai pirmą kartą tave pamačiau, mano pirma mintis no way. Tai suprota, ne? Bet ne tai, kad prisiprota, aš jaučiu tuo metu net nemačiau, kad tu sakytum, tu net ar ne. Jo. Bet po to gerai pasižiūrė, jeigu atkreipiu dėmesį į tos, kurie tikrai vartoja, kaip jų pečiai atrodo ir, nu, kaip minėjai, trapetijos. Žinai, daug kas tikrai susimąstys už ekrano, ar įmanoma tokią formą pasiekti. Nes, pavyzdžiui, man asmeniškai, tu esi realiai, nu, didžiausias net tik, kokią aš tik esu matęs prašau, nes čia tikrai insane. Tai, žinai, čia tikrai šitas klausimas vertas dėmesio, reikia jį atsakyti. Kol kas visi. Aš šiaip labai open esu su to klausimu, kad jeigu aš eisiu pro, žinai, bet jau ne į natūralų pro, kad vartosiu ir panašiai, aš kažkaip, nežinau, visada atsakinėjau, kad nėra taip, kad niekada gali būti, bet kai vartosiu, tikrai visi žinos ir pasakysiu aš. Čia nemanau, kad turėtų būti tabų klausimas, čia toks sportas, ta prasme, žinai. Čia nieko nėra, kad kažkas čia, manau, blogo iš tos pusės. Tai blogo tai tikrai ne. Blogo kaip meluoju. Jo, būtent, kai tu, žinai, sukeli visokius
false expectation žmonėm, kad tipo, jeigu aš realiai vartočiau, sakyčiau, tu gali taip natūraliai pasiekti. Nu, tikriausiai negali, žinai. Aš shit foodas, aš tave interviuinsiu. Jo. Cheat mealas pagrindinis. Gerai, jeigu toksai, kur jau visiškai. Vieną per visą gyvenimą. Vieną per visą gyvenimą? Aš turiu top 3. Lemba, bet visą laiką buvo tarp top 3 spurgulas, bet kadangi paskutinis experiences žiauriai blogas, tai nafik. Bet jeigu atsakant į cheat mealą, tai jau čia būtų ledai, žinotų senai. Senin. Ei, ledai ir tavo? Ledai, faktas. Kokie mėgstamiausi? Paprasti man, Oreo, žinai, dėžutė, paprasti, bomba. Man turbūt, arba Ben & Jerry's, kokie daug turbūt. Jo, Ben & Jerry's yra nesveikas. Jo. Šiais laikais klientai kokius mitus atsineša apie sportavimą, apie dietas? Nes, pavyzdžiui, anksčiau tokie mitai pastoviai eidavo, kad ten, žinai, tas vienas populiariausių, kad ten riebalo deginimas, tipo, tai yra targetimas. Dar dabar, aš norėjau sakyti, pilna šitų, tipo, kad, sako, aš noriu numesti mano čia, tipo. Va, šiandien gavau voice, tipo, iš panelės tokios, sako, kaip yra su proteinu, sako, girdėjau, kad, tipo, jį geriant svoris auga, žinai, ar, tipo, geriau išjungti. Jo. Ir, va, dar tokių, žinai, kur, tipo, va, gersi proteiną, ten, žinai, tokio elementaraus, kad, žinai, kalorijos yra esmė svorio augimo, kad realiai gali, nežinau, ant bandelių dietos būti ir numesti to svorio, jeigu kalorijų neviršysi. Tai įvairiausių dar, nieks nedingia. Turi kažkokią pozavimo rutiną, ar tos rutinos būna tik jau prieš patį prepą, o tai yra prieš pačias varžybas? Kad ta, kur vadinama free posing, tipo, jinai nėra vertinama, tai dažniausiai jas susikūrė šiaip, kada tu, tipo, nori. Aš atsimenu, kai dabar pirmas sezonas buvo mano, tai tokią sausau padariau aš atėm, bet jinai nėra vertinama, ten for the show, žinai. Bet šiaip mes turim pozą, žinai, kurios tokį ratuką, kurį turim daryti realiai. Vadinasi, tipo mandatory pozos. Ei. Ką žinau, kas dabar? Botai.